Labas rytas visiems. Smagu matyti. Tai aš taip jau esu sakiusi, pasikartosiu, kadangi tikrai taip manau, tai kad pasirinkot gerą vietą, praleisite sekmadienį kartu. Ir kaip visada yra šiek tiek informacijos, tai priminimas, kad šiandien iškart po pamaldų turėsim mūsų Kauno miesto bažnyčios bendruomenės išvyką. Ir matot, yra lokacija QR kodą nuskanavus, taip pat Aurimo numeris. Jeigu netyčia, tarkim, nerastumėt, pasiklystumėt, tai tikrai drąsiai skambinkit Aurimui, jis jau patars, pasakys, kaip nuvažiuoti. Taip pat buvo tie, kas užsiregistravot, kad norit kooperuotis važiuoti, arba galbūt, nežinau, neturit vis dar su kuo nukeliauti, tai prieikit po pamaldų prie Algirdo. Tai Algirdas jau tikrai padės, sustiguos viską ir kartu, manau, turėsim puikią popietę. Tai gal yra dar tokių, kas paskutinę minutę nusprendėt, kad norit važiuoti. Tai taip pat prieikit irgi prie Algirdo, sužiūrėsim, tai drąsiai, tikrai nebijokit, net jeigu, nežinau, pasikeitė nuomonė ir visgi nusprendėt, kad norėsit keliauti. Tai keliaukim tikrai, kas norit, kas galit visi. Taip pat jau buvo minėję, kad Liepos 5-7 dienomis vyks visų miesto bažnyčių bendruomenės stovykla Grižbės sodyboje, Klaipėdos rajone. Tai irgi nuskanavę QR kodą galit užsiregistruoti. Ir registracijų matysit, yra galimybė pasirinkti ar nameliuose, ar palapinėse. Tai žinau, kad nameliai yra tokia kaip ir per kelias lokacijas, bet minėjo organizatoriai, kad viskas yra šalia, labai patogu, tai tikrai yra galimybė užsisakyti ir maistą visas dienas, yra galimybė atsivežti ir savo maistą, tai skirtingų labai variacijų, tai kas dar neužsiregistravot, pasigalvokit, bet manau, kad tikrai bus nuostabus laikas, tai labai rekomenduoju keliauti. Kas neturit su kuo nuvažiuoti, tai tikrai irgi kooperuokimės, kad tai nebūtų priežastis nevažiavimui. Ir taip pat minėtos stovyklos metu bus krikštas. Tai jeigu kas nors nesat pasikrikštiję dar, bet norėtumėt tai padaryti, tai taip pat nuskanavę QR kodą galėsit užsiregistruoti, tai siūlau tikrai apmastyti, tai yra labai svarbus sprendimas ir labai nuostabus sprendimas. Tai jeigu trūksta informacijos ar svarstote, ar apie krikštą norisi padiskutuoti, tai labai manau tikrai ir prie Algirdo, tarkim, to paties galite irgi prieiti padiskutuoti. Jeigu dar kyla kažkokių klausimų ir kažkas kirba ir nežino dar iki galo, bet norėtumėte tiesiog priimti šitą žingsnį. Ir norisi pakviesti, pakilti visus, pasimelsti ir kartu šlovinsim Dievą. Dieve, dėkoju šitą rytmetį už galimybę, kad mes galim čia būti kartu šlovinti tavo vardą. O tu sakei, Dieve, kad kur du ar trys tavo vardu, ten ir tu esi jų tarpe. Mes tikim, Dieve, kad tu esi tarp mūsų. Meldžiu, kad mūsų širdis būtų atviros, išgirsti tai, kad tu nori pasakyti, iš tiesų šlovinti ir garbinti tave. Kalbėk, Dievo, mums šiandien, duok pažinti tave daugiau, negu iki šiol pažinom. Kalbėti, būnė iš tiesų mūsų protai šiandien atsinaujina tavo žodžiu, Dieve, tiesiog palaimink Algirdą, kuris irgi dalinsis, ir kad mūsų ausis, akys, Dieve, būtų atviras. Jėzus Kristus vardu. Amen. Aleliuja. Labas rytas. Ar yra čia gyvų šiandien? Yra? Aleliuja. Viešpats mano šviesa ir išgelbėjimas. Tad ko turėčiau aš bijoti? Viešpats mano gyvenimo tvirtovė. Tai prieš ką aš turėčiau šiandien drebėti. Kai nedori žmonės užpuola mane, norėdami mane suėsti, jie mano užpuolikai ir priešai klumpa ir žūva. Nors ir kariuomenė apgultų mane, mano širdis nebijotų. Nors ir karas būtų man paskelbtas, net tada aš pasitikėčiau. Vieno te prašau viešpatės, tik vieno te noriu, gyventi viešpatės namuose per visas savo gyvenimo dienas. Gerėtis viešpatės žavumu ir lankyti jo šventyklą.
juk vargo dieną jis paslėps mane savo pastogėje, suteiks man globą savo palapinėje, užkels mane aukštai ant olos. Tad keliu galvą prieš visus savo priešus aplink ir atnašauju aukas jo palapinėje su džiaugsmo šauksmais, gėdu giesmę, šlovindamas viešpatį. Išgirs mano balsą viešpatę, kai šaukiuosi. Būk man maloningas ir išklausyk mane. Eik, sako mano širdis, ieškokio veido. Tavo veido viešpatė mes ieškom šiandien. Mūsų širdis viešpatė trokšta pamatyti ir išgirsti tavo žodį viešpatė šiandien. Tai, kad tu esi paruošęs mums, šventoji dvasia, tai, kad tu esi paruošus mums šiandieną. Mes ieškome tavęs viešpatė, mes norime ir trokštame tavęs, karaliau. Aš tiesiog tave raginu nukreipti savo žvilgsnį, nukreipti savo širdį, nukreipti savo rankas, savo mintis į tą aukščiausią, galingiausią jėgą, kuri yra šioje visoje visatoje. Tai mūsų viešpats Dievas. Nieko nėra švenčiau ir tobuliau už jį. Mes ieškom tavo veido viešpatė ir šlovinsim tavo vardą per visas dienas, karaliau, nes tu esi vertas. Haleliuja, haleliuja. Naujus kelius
visos šlovės. Tu esi vertas visos padėkos, karaliau. Esi šventas viešpats. Vertas karaliau tu kiekvienos giesmės. Vertas esi šlovės ir visos garbės. Savo gyvybės dvasią mums įkvėpi. Gyvenam tau, gyvenam tau. Vardas tavasis Jėzau aukščiau kitų. Galia išgelbėt Jėzau turi vien tu. Savo gyvybės dvasią mums įkvėpi. Gyvenam tau, gyvenam tau. Šventas tu ir neprilygsta, niekas tau per amžius, leisk regėti tavo šlovę. Apreikšk mums, kas esi pripildyk, savimi padėki, skleist aplinkui tavo meilę. Vardas tavasis Jėzau aukščiau kitų. Gali išgelbėt turi tik tu. Gali išgelbėt Jėzau turi vien tu. Savo gyvybės dvasią mums įkvėpi. Gyvenam tau, gyvenam tau. Šventas tu ir neprilygsta, niekas tau per amžius, leisk regėti tavo šlovę. Apreikšk mums, kas esi pripildyk, savimi padėki, skleist aplinkui tavo meilę. Nebijau, nes tavo meilė mano tvirtas pamatas. Tavimi pasitikėsiu ir sugėdintas neliksiu. Nebijau, nes tavo meilė mano tvirtas pamatas. Tavimi pasitikėsiu ir sugėdintas neliksiu. Šventas tu ir neprilygsta, niekas tau per amžius, leisk regėti tavo šlovę. Apreikšk mums, kas esi pripildyk, savimi padėki, skleist aplinkui tavo meilę. Padėk skleisti tavo meilę aplink, padėk skleisti tavo meilę ir šviesą aplink. Aš nebijau, nebijau, nes tavo meilė mano tvirtas pamatas. Tavimi pasitikėsiu ir sugėdintas neliksiu. Nebijau, aš nebijau.
tavimi viešpatė norim būti pripildyti viešpatė. Tavo buvimu norim būti pripildyti Jėzau. Tavo gerumu norim būti pripildyti Jėzau. Aleliuja.
laikai mane, nei baimės, nei sielvarto, pas viešpatį nėra, nei pikto. Jis laiko tave, apkabinęs dabar, nei ašarų, nei skausmo, nei sielvarto, nei gėdos, nei paniekinimo, nei išdavystės pas viešpatį nėra. Jis apkabinęs laiko tave, stipriai. Padėkok jam už tai, kad jis tave laiko apkabinęs. Padėkok jam už tai. Laikai mane, nei skausmo, ačiū tau, nei gėdos, laikai mane, nei baimės, ačiū tau viešpatie. Ačiū tau, kad tu laikai mus viešpatė, savo glėbyje viešpatė, ten, kur yra saugu, ten, kur yra gera. Ačiū tau, šventoji dvasia, kad tu esi šitoj vietoj. Atverk mūsų dvasinės ir akis ir ausis, išgirsti tavo žodį viešpatė šiandien. Tai iš dangaus ateina tie žodžiai, kurie turi būti šiandien kalbami viešpatė. Paliesk ir gydyk širdis viešpatė. Liesk ir gydyk dvasią viešpatė. Liesk ir gydyk Dieve fizinį kūną. Savo žodžiu Dieve, savo buvimu, šventoji dvasia. Mes dėkojam, kad tu esi čia. Mes dėkojam tau. Haleliuja. Ir visi, kas tiki, pasako amen. Haleliuja. Ir atsiprašysiu, biškai ne pagal programą, bet kartais, kai ateina mintis pasidalinti kažkokiais turtais lobynais, nesinori užsilaikyti vien tik savo. Aš paskutiniu metu labai einu per tokius įdomų laiką. Atrodo, nežinau, kaip prisijungiam į šitą bendruomenę, pamokslai, atrodo, ruošia mane tam. Viskas buvo apie dykumą, kaip eisi ir kaip vis tiek tu ne vienas. Ir noris pasidalinti tokią žinią, kuri mane labai išlaisvino. Taip šviežiai pačiai sukalbėjo. Žinot šitą giesmę, kai giedam, nei baimės, nei sielvarto, nei skausmo. Aš pati visą gyvenimą giedodavau šitą giesmę, įsivaizduodavau, kad kažkada nebus ten baimės, nebus skausmo, nebus sielvarto. Ir su tokia viltimi gyvenau. Ir kam pasakodavau apie Dievą, tai pasakau, kad tada bus, jau kai čia gyvenimas pasibaigs, danguje, ten nebus skausmo ašarų. Bet iš tiesų yra Jono 17 skyriui žinutė tokia rimta. Sako, kas yra amžinasis gyvenimas, tai yra Dievo pažinimas. Ir Jėzus atėjo į šitą pasaulį. Mano žinutė anksčiau tokia atrodė paprasta, mano nuodėmes paimti ir tiesiog, kad ten amžinybėj su juo praleisčiau. Bet taip, tai jisai padarė, bet tam jisai numirė ant kryžiaus, kad jisai patrauktų tai, kas riboja mūsų nuo Dievo artumo. Tam jisai mirė ant kryžiaus, kad paimtų mūsų nuodėmes ir per tai yra patrauktas barjeras tarp mūsų ir Dievo. O Dievas visada laukia artimo ryšio su mumis, bendrystės, kad mes išlovintume, garbintume. Ne tik sekmadienį, bet kiekvieną dieną. Nežinau, skaitau tokią knygą, Dievui meldžiausi, sakau, Dieve, pamokink mane melstis. Nemoku, nebesurandu žodžių, norisi tau kažkaip atsidėkoti, norisi mokėti su tavim įeiti į tą artimą ryšį. Ir pametėjo man tokią knygą, geresnis būdas melstis.
Ir joje paskaičiau istoriją, kaip mes turbūt visi žinom tuos senus laikus, kai romėnai labai kovojo prieš krikščionis ir kai buvo krikščionis kankinami, deginami. Ir sako, kai krikščionis būdavo vedami į kankinimo vietą, kur jas degindavo, ten pamaudavo ant kalų ir visokius skausmus jie patirdavo. Tikintieji eidavo į tai su giesmėmis, kaip ir apaštalas Paulius rašo. Jis nuplaktas, nukankintas, jis gieda giesmes. Kalėjime šaltam, kur ten antisanitarinės sąlygos, tai garantuotai, įsivaizduojam tais laikais. Ir jisai gieda giesmes. Grandinės nutrauktos. Ir jisai net neskuba bėgti iš ten, nes jisai mėgausi tuo malonumu su Dievu. Ir istoriniai šaltiniai byloja, kai nukankindavo vieną žmogų ir nužudydavo, ateidavo pas Dievą dar 7 į jo vietą. Nes jie matydavo tą džiaugsmą, kai žmogus eina per kančią, jis vis tiek mėgaujasi Dievu. Ir nors mes patiriam neaiškias situacijas kartais gyvenime, nesupranti kodėl, kaip, kas bus, daug nerimo, nežinios. Aš labai tokia, atrodo, logiškas žmogus, man norisi, kad viskas logiškai sudėliota būtų, kas, kaip, kodėl. Ir labai sunkiai tie momentai, tokie išgyvenimai, kai nežinai, kas bus rytoj. Nežinau, net ir mano artimieji nežino smulkiai detalių, per ką tenka eiti. Bet jaudulys tas, atrodo, išsenkino tos nežinios nuo tos savo situacijos. Bet kai žinai, kad Dievas visada šalia, kad jis nori to artumo, tai atrodo, nežinau, mane ta žinutė ant tiek išlaisvino ir dėl to noris pasidalinti su jumis, nes turbūt pirma naktis tokia ramybė ir tas džiaugsmas toksai, nežinau, veide ar matosi, bet širdyje yra begalinis džiaugsmas, kur atrodo tiesiog siela iššoks iš kūno ir nežinau, va toksai va, pilnas džiaugsmas, norisi to Dievo daugiau, to artumo ir čia kas bebūtų, ar sunku, ar skauda, bet Dievas su mumis. Ir su jumis, ir su manimi. Ir tai va tiesiog norėjęs pasidalinti ir nenusilaikyti tos žinutės vien tik savo. Ačiū iš tiesų šlovintojam, ačiū Rūtai už pasidalinimą. Tikrai brangus dalykai, kad mes galim tiesiog dalintis vienas su kitu, kaip Dievas veikia mūsų gyvenime. Ačiū už bendruomenę, kad mes esame ją. O šiandien toliau tęsime mūsų vasaros pamokslų ciklą Jėzus, kurio nepažinojau, ir šiandien žodžiu dalinsis mūsų namiškis Algirdas. Klausimas, ar vaikai turės pamokėlę šiandien ar ne? Turės, tai tada dar ar laiminsim vaikus? Taip, tai kviečiam vaikus tada į priekį. Tai palaiminkim vaikus. Viešpatie Dieve, dėkoju tau už galimybę, kad galime tarnauti vaikams. Dieve, tai yra tavo kūriniai. Ačiū tau, kad tu juos myli. Ir Dieve, mes norime, kad jie augtų tavo pažinime, tavo meilėje. Laiminame juos, kad jie pažintų tave, nes tai yra pats geriausias dalykas, kas gali nutikti. Viešpatie, šiandien pamokėlėje jie išgirsta tavo žodį, nori tave dar labiau pažinti ir savo gyvenimais atspindėti tave Kristų. Amen.
Dar vaikučiai palaukit, gerai minutę. Šiandien dar norim pasveikinti Elą, kuri dar čia yra Ela. Va, su gimtadieniu, taip, buvo prieš porą dienų. Visi paplojam. Tai va, sveikinam tave, Ela, dovanojam tau dovanėlę ir tegul visos tavo svajonės pildosi, turėk daug draugų, o ir geriausiai susidraugauk su Jėzumi. Gerai? Nu va, gerai, dabar bėkite. Tai labai faina, kad tiek vaikų, dabar tikrai Algirdą kviečiam jau. Labas rytas, bendruomenė. Smagu visus iš čia matyti. Pradėsiu nuo trumpos maldos. Dangiškas Tėve, meldžiu tavo sūnaus Jėzaus Kristaus vardu, tavo vedimo Viešpatie, kad tavo dvasia kalbėtų tai, ką tu nori pasakyti. Meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Šiandien, kaip žinot, turėsime puikiai išvyką, turėsim gerą laiką, galėsim vieni su kitais labiau susipažinti. Ir iš tikrųjų, jūs turite progą jau pradėti dabar pasveikinti savo bičiulį tiek iš kairės, iš dešinės, bent jau pasakyti vardą pavardę. Yra naujų žmonių, labai pavardės nereikia. Va. Smagu iš tikrųjų. Smagu ir Jėzus taip pat nori būti tavo draugu. Jisai nori, kad tu jį pažintum, kaip ir šios vasaros pamokslo ciklas. Jis nori tau kalbėti per šventąją dvasią, per savo žodį. Ir jeigu tu dar jo nepažįsti, jisai nori, kad tu ateitum pas jį ir prisiliestum prie jo. Ir puikiai žinia kiekvienam iš mūsų, kad Jėzus mums kalbės visą amžinybę, jis bus neišsemiamas. Ir pradėsiu nuo eilučių, tai bus Mato 9, 20-21, kas turite, atsiverskit Biblijas. Ir štai moteris 12 metų serganti kraujoplūdžiu prisiartino iš paskos ir palėtė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati savo kalbėjo, jei tik palytėsiu jo drabužį, išgysiu. Tuo metu visuomenėje moteris serganti kraujoplūdžiu, jinai skaitėsi nešvari. Kaip ir raupsuotas, kaip ir kitas žmogus, jis turėjo eiti, sakyti, kad jisai serga, kad jis toks yra. Jinai neturėjo jokių galimybių. Jinai, įsivaizduoju, neturėjo šeimos, nes koks vyras galėtų gyventi su nešvaria moterim 12 metų. Kitoje Evangelijoje rašoma, kad jinai išleido visus pinigus ir niekas neėjo geryn. Viskas ėjo tik tai blogyn. Aš tikiu, kad ta moteris norėjo gero gyvenimo, norėjo šeimos. Jinai matė žmonės puikius, gražius, mylinčius. Bet jai tai nebuvo jokių galimybių. Ir ta moteris, ko gero, galvojo, kad tai yra visas jos gyvenimas toksai. Be jokių šansų, be jokių galimybių. Ir štai jinai išgirsta apie Jėzų. Išgirsta apie tą, kuris gydo, kuris daro stebuklus, kuris keičia žmonių gyvenimus. Jėzus eina. Su juo eina sinagogos vyresnysis, kurio dukrelė ką tik mirė. Su juo eina didžiulė minia švarių žmonių. Ir moteriai jokių nėra šansų. Ko gero jinai galvoja, Jėzus eina
gelbėti mergaitės, kuri mirė ir kaip aš čia, ką aš čia. Tuo labiau, kad negaliu pasakyti, kad aš esu tokia ir neturiu jokių šansų. Paskutinė viltis - prieiti tyliai ir prisiliesti prie jo drabužio. Jėzus sustoja, palieka visą minę ir ieško tos, kuri prie jo prisilietė. Jėzus laukia, pamato ją ir sako: pasitikėk, dukra mano, tavo tikėjimas išgydė tave. Eik rami. Kai prieš daugelį metų buvau įklimpęs į narkotikų liūną, buvau lygiai toks pas nešvarus. 16 metų. 16 metų viskas ėjo tik blogyn ir blogyn. Manęs nepriėmė visuomenė, manęs nepriėmė net artimieji, jo šalinusi manęs. Toks buvo mano gyvenimas. Niekas nepadėjo nei vaistai, nepadėjo nei ligoninės. Aš galvojau, kad visas mano gyvenimas bus toksai. Aš pradėjau susitaikyti su savo gyvenimu. Maniau, kad tai geras gyvenimas tik tiem, kurie yra šventi, kurie yra gražus, kurie yra nusipelnę šitą. Aš galvojau, kad Dievas manęs nebegali priimti. Vieną dieną ėjau pro bažnyčią Kaune. Vyko išgydymo pamaldos, užėjau. Žmonės meldėsi, gražūs žmonės, šventi žmonės, mylintis Dievą. O aš buvau purvinas ir nešvarus ir negalėjau to nepasakyti. Kažkas paprašė, pasiūlė maldos, pasiūlė pasimelsti. Atsisakiau, išbėgau. Buvau piktas, žlimbiau, prisimenu, tada ėjau ir negalvojau, kad mane Jėzus gali priimti tokį, koks aš esu. Tai ne man. Po keletos mėnesių vėl nuėjau į tą pačią bažnyčią, susiradau kunigą, paprašiau pagalbos. Prisiliečiau prie to kuto ir nebegalėjau paleisti. Ir tai prasidėjo mano kelionė iš tikrųjų su Jėzumi, kuris sakė: eik ramus, tavo tikėjimas išgydė tave. Ne drabužis gydo tikėjimas Jėzumi Kristumi. Tikėjimas, kad jis yra viešpats, kad jisai yra gelbėtojas ir kad jisai daro stebuklus. Ieškodamas vienos avelės, kai buvo tos moters atveju, kai buvo mano atveju, Jėzus sako, kad jis palieka 99. Kartu su Jėzumi ėjo sinagogos vyresnysis, kurio dukrelė buvo mirus. Ir aš įsivaizduoju, kokį turėjo jisai pernešti skausmą, kaip Jėzus sustojo dėl kažkokios moters vienos. Iš tikrųjų, jisai nepalieka 99, tik tai jisai nori, kad kai mes jo negirdėsim ir nematysim, jis nori, kad mūsų tikėjimas subręstų pasitikint juo. Santykiam ir tikėjimui reikia ir laiko. Luko 18:1-8. Jėzus pasakė jam palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir neprarasti ryžto tardamas:
Viename mieste buvo teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo mano priešininko. Jis kurį laiką nenorėjo, bet po to tarė savo: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė neduoda man ramybės, apginsiu jos teises, kad ji vieną kartą atėjus man akių neišdraskytų. Viešpats tarė: įsidėmėkite, ką pasakė tas neteisusis teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi dieną ir naktį ir dėl jiems padėti. Sakau jums, jis apgins jų teises labai greitai. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus bera žemėje tikėjimą? Ir vėlgi Jėzus duoda palyginimą: našlė ir teisėjas. Našlė neturi jokių teisių, bet jinai yra atkakli, eina pas jį kiekvieną dieną, atkakliai. Teisėjas nebijo Dievo, nesidrovi žmonių. Bet jisai labai gerai žino įstatymą, labai gerai žino konstituciją ir žino, kad jisai gali apginti našlės teises. Aš manau, kad tarp jų užsimezga santykis. O gal tas teisėjas nėra toks jau blogas iš tikrųjų, kaip jai atrodo. Ir Jėzus nori, kad mes turėtume ryšį su juo kiekvieną dieną. Aš dažnai matau Jėzų kaip blogą teisėją, bet santykis su juo visą tai keičia. Ar aš žinau savo teises? Ar aš žinau savo konstituciją? Čia pas mus aišku yra, kas gerai išmano šitą dalyką. Bet ar aš žinau kaip krikščionis, kas yra mano konstitucija? Štai čia yra mano konstitucija. Štai čia yra pamatas, kuriuo aš turiu remtis. Tam reikia laiko. Žinok, kaip prašyti, žinok, ką prašyti. Būk atkaklus. Mano žmona kartais parodo, kaip nereikia prašyti. Mes, vyrai, galvojam, kad mes sukurti esam pagal Dievo paveikslą. Mano žmona prieš 2 metus paprašė dviračio. Vieną kartą. Ir jinai jau galvoja, kad aš jau tą dviratį jau ją imsiu ir nupirksiu. Žinot, kaip yra vyrui. Išgirdo, po 0,5 metų vėl paprašė. Spėkit, aš jai nupirkau dviračius. Bet kaip šiemet pradėjo prašyti atkakliai, įkyriai, mes jau turime dviračius. Važinėjau su to dviračiu aš daugiau negu jinai kažkodėl tai. Dievas nori, kad tu būtum atkaklus. Ne vieną kartą 0,5 metų. Kiekvieną dieną atkaklus. Būk atkaklus su juo. Būk atidus Dievui. Dievas nori, kad tu atidžiai žinotum savo konstituciją, žinotum, kaip prašyti ir ką prašyti. Mane irgi kartais pamoko iš to atidumo. Kažkurią dieną važiavau į kalėjimą, užsidėjau savo maikę, kažkaip žiūriu, sumažėjo ir aš galvoju, aš suprantu, kad mano svoris auga greitai, bet kad taip sumažėtų. Paeinu su kaliniais, kalbam apie Dievą, diskutuojam, grįžtu namo ir žmona pakelia vėją: kodėl tu mano maikę nešioji? Dievas moko atidumo iš tikrųjų mūsų kiekvieno. Būkime atidus jam.
Klausykim, ką jisai šneka ir jis nedėls mums atsakyti, nedėls atsakyti ne vienam iš mūsų. Jėzus nori, kad tu būtum ištikimas jam. Kiekvieną dieną. Mūsų bendruomenė nuo karo pradžios meldžiasi už Ukrainą. Atrodo, niekas nevyksta, ne? Niekas nesikeičia, bet mane labiausiai žavi žmonių ištikimybė. Vienas iš jų, jums gerai pažįstamas Dovaldas, jis jaunas vyras, turintis šeimą, turintis vaikų, jis kiekvieną dieną surenka visus, paleidžia giesmes, skaito psalmes. Ir aš tikrai tikiu, kad Dievas ypatingai vertina tokią ištikimybę. Jisai sako, būkite ištikimi mažose dalykuose ir aš jums duosiu didelius dalykus. Ir aš tikiu, kad tokių žmonių dėka Jėzus sakys, atėjęs, ačiū, kad radau tokį tikėjimą. Mūsų tikėjimui, aš galvoju, reikia užaugti. Tikėjimą augina Jėzus. Kartą, kai mokiniai paklausė Jėzaus, nepaklausė, paprašė, atsiprašau, sustiprink mūsų tikėjimą, Viešpatie. Jie buvo tokie uolūs, jie matė Jėzų, jie matė savo autoritetą, jis buvo jiem kaip tėvas vaikui. Jie matė pavyzdį. Jie gydė žmonės, jie darė stebuklus. Vienas norėjo iš jų, Jonas ir Jokūbas, sėdėti jo dešinėje ir kitas kairėje. Jėzus džiaugiasi kartu su jais, tačiau sakė, jūs džiaukitės ne kad dvasios jums pavaldžios, bet kad jūsų vardai įrašyti gyvenimo knygoje. Jėzus matė kiekvieno iš jų kelią. Jono, Jokūbo, Petro. Jėzus matė, kad jie turės praeiti sunkų laiką. Ir jis norėjo, kad šitas jo pasėtas tikėjimas užaugtų per santykį su juo. Jis matė, kaip bus ant kryžiaus, kad visi jį išduos, tačiau jis labai norėjo, kad ta sėkla pasėta neužgestų jų širdyje. Mūsų tikėjimą augina mūsų sprendimai, išėję iš santykių su Dievu. Ne pažinimas, ne žinios, ne pamokslų begalės, bet mūsų sprendimai. Paulius sako, pažinimas išpučia, o meilė ugdo. O Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Tu gali žinoti visą Bibliją, tu gali būti perklausęs begalę pamokslų. Bet tikėjimas auga, priimant sprendimus iš santykių su Jėzumi Kristumi. Visa Biblija rodo šituos pavyzdžius Dievo vyrų, Dievo tėvų. Tai Abraomas, kuris pasėjo tikėjimo grūdą išeidamas iš savo palapinės į nežinią dėl aukštesnių dalykų. Jo vaisius mes galime skintis dabar, vadindamiesi Abraomo palikuonėmis, Abraomo vaikais. Tai Mozė pasėjęs tikėjimo grūdą, atsisakęs vadintis faraono vaiku ir išvedęs tautą
iš Egipto vergystės, nors pas nepamatė pažadėtosios žemės. Kiekvienas iš mūsų turime savo kelią. Kiekvienas iš mūsų pasėjome savo grūdą. Ir kiekvienas iš mūsų darome sprendimus. Ne visą laiką tie sprendimai pavyksta, ne visą laiką jie yra tokie, kokie tu nori, bet tai yra kiekvieno iš mūsų kelionė. Kiekvieną iš mūsų veda Jėzus Kristus, pasėjęs tą tikėjimo grūdą, eidamas ant kryžiaus ir atlikdamas tai iki galo. Paulius sako, aš kovojau gerą tikėjimo kovą. Turėjau gerą bėgimą. Dabar manęs laukia teisumo vainikas. Teisumo vainikas laukia visų tų, kurie kovoja šitą tikėjimo kovą. Aš nežinau, kodėl kažkas turi eiti per begalinius išbandymus, per dykumas. Kitam tie sunkumai yra daug lengvesni. Bet aš tikiu, kad Viešpats lydi kiekvieną. Ir kiekvieną iš mūsų augina, kad mes atėję pas jį galėtume išgirsti. Puikiai atlikta mano ištikimasis tarne. Eik į savo šeimininko džiaugsmą. Pasimelskim bendruomenę. Dangiškas Tėve, aš dėkoju tau už tavo sūnų, už Jėzų Kristų. Dėkoju Viešpatie Jėzau, kad tu mūsų augini, kad tu mūsų vedi. Jėzau Karaliau, tu pasakėjai, būkite tokie, kaip aš ir tėvas. Aš ir tėvas esame viena. Ir jūsų būkite viena. Viešpatie Jėzau, Karalių karaliau. Geriau būti durininku tavo palapinėje, negu gyventi nusidėjėlių stovyklose. Viešpatie Jėzau, mes meldžiam tavo artumo, tavo buvimo kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Kad mes būtume tie, kurie pasistatėme pamatą ant uolos. Mes meldžiam Viešpatie, kad tavo artumas mūsų širdise gimdytų sprendimus ir keltų mūsų tikėjimą. Dėkojam tau, Kristau Karaliau. Amen. Žinai, tau nereikia Viešpaties ieškoti kažkur toli, už sienos ar kitam kambarį. Viešpats yra čia. Kartais būna toks, kad kažko ieškom laiko, nežinau, tinkamo momento, melstis, kalbėti su juo, tinkamos dienos, ar nuotaikos, ar pojūčio kažkokio, tai ar ne. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tau nereikia šiandien to ieškoti. Viešpats tave girdi visą parą. Kur tu bebūtum, kur tu beeitum, ar tu važiuoji mašina, ar tu eini praustis į dušą, ar tu veži vaikus į mokyklą, ar tu tiesiog gamini valgyti. Viešpats tave girdi ir tu su juo gali kalbėti bet kada. Viešpatie, ačiū tau už tavo buvimą. Tu esi nuostabus, Karaliau.
Tavo buvimas yra nuostabus, Viešpatie. Niekas neprilygsta šito žemė, Viešpatie, tau. Tu vienas esi toks, Viešpatie. Ar yra kas žemė toks kaip tu? Mylintis ir geras, toks gražus. Jėzau, tu pilnatvę man teiki. Toli neišsenkantis buvime tėvam kaip dangus.
mylintis ir geras toks gražus. Jėzau, tu pilnatvę man teiki, taurė neišsenkanti esi, taurė neišsenkanti esi, taurė neišsenkanti esi. Ačiū tau, Jėzus. Prisėskit šiek tiek. Iš tiesų, ačiū už giesmę. Gera kažkaip kartu šlovint. Ir noriu paklausti, galbūt yra tų, kas atkeliavo šiandien pirmą kartą. Jeigu yra tokių žmonių, pakelkit ranką. Labai smagu matyti. Ir turim dovanėlę ir kviečiam nepabėgti. Labai norėtųsi tikrai susipažinti, pabendrauti prie arbatos, kavos. Tai labai smagu matyti. Kita mūsų dalis yra paaukojimai ir pirmiausia turiu tokį klausimą, jis nėra suktas, jis yra labai tiesioginis. Kas norit žinoti savo gyvenime Dievo valią? Pakelkit ranką. Čia labai paprastas, jo tikrai nesuktas klausimas. Tai viena, išduosiu paslaptį, Dievo valia yra dosnumas. Prisidėti tuo, ką jis duoda savo finansais. Tai kviečiu iš tiesų tie, kas nori, tie, kas galit, be išsitempimo prisidėti prie jo darbo savo aukomis. Tiek galit nuskanavę QR kodą, tiek pavedimu įrašant Kaunui. Ir ačiū tiem iš tiesų, kas aukojat ir kas prisidedat. Ir noriu taip pat palaiminti aukas. Dieve, dėkoju už galimybę, kad tu iš tiesų duodi tuos finansus, tu duodi darbus, tu duodi sveikatą, tu duodi, Dieve, išmintį ir kad iš tavo malonės visų pirma mes galim turėti, uždirbti tuos pinigus. Ir dėkoju už tą iš tiesų privilegiją šitoj žemėje, skirtingais būdais ir vienu iš jų aukojant, kad mes galim prisidėti prie tavo darbo. Ir laiminu Jėzus Kristus už šitos pinigėlius, tie, kurie bus ir šiandien surinkti, kad jie būtų panaudoti geriausia, efektyviausia, kaip tu matai, Dieve, kad tavo karalystės iš tiesų šitoje žemėje plėstusi, kad vis daugiau žmonių gyvenimų būtų paliesti, pakeisti ir kad ši vieta, Dievo bažnyčia, būtų tikrai vieta, kur žmonės gali ateiti tokie, kokie yra pas tave, tuo pačiu būti perkeisti ir turėti naują gyvenimą su tavim. Amen. Ir taip pat tikrai šiandien nepabėkit, po susirinkimo turėsim kavos, arbatos, galimybę pabendrauti, taip pat maldą, jeigu kam reikia, bus šitoje pusėje irgi žmonės, kas pasimels, tai jeigu atsinešėt kažką širdį guli, neišsineškit, pasidalinkim vienas su kitais savo naštas ir nepabėkit, kas keliausit taip pat į išvyką, kooperuosimės. Kas nori likti, kviečiu atsistoti, dar pagėdoti. Iš tiesų, jeigu tau tikrai reikia maldos ir tu nori, nežinau, galbūt padėkoti viešpačiui, galbūt tu neturi šiandien poreikio, bet tu atneši šiandien džiaugsmą ir padėką viešpačiui, tai tiesiog kviečiu pasilikti, o jeigu tu skubi ir neturi laiko, tu gali drąsiai eiti, jaustis laisvai, nes viešpats, manau, nemanau, o žinau, kad tave girdi visur. Haleliuja. Tu geras esi viešpatie, mes dėkojam tau, Dieve. Ačiū tau už kryžių, už pralietą kraują tau.
Ačiū tau už meilę, tavo pervertas rankas. Šiandien laisvas ir teisus, vėl galiu glaustis prie tavęs. Vertas esi, avinėli, karalių vainikuotas būt, per amžius valdyk. Šlovingas Jėzau, Dievo Sūnau, brangi dangaus auka esi. Avinėli, giedok kartu, ačiū tau už kryžių, ačiū tau už kryžių, už pralietą kraują, už pralietą kraują. Mano gėda ir kaltes, pasiėmė ir kryžiaus, prisiėmei, mirtim sunaikinai. Ačiū tau už meilę, už tavo pervertas rankas, Jėzau. Tavo pervertas rankas. Šiandien laisvas ir teisus, vėl galiu glaustis prie tavęs. Vertas esi visos šlovės, avinėli, karalių vainikuotas būt, karalių vainikuotas būt, per amžius valdyk. Šlovingas Jėzau, Dievo Sūnau, brangi dangaus auka esi. geras mums esi. Aš tiesiog raginu uždėti ranką ant savo kaimyno šiandien ir
palaiminti ateinančiai savaitai. Haleliuja. Mes laiminam viens kitą iš kairės ir dešinės Jėzaus vardu. Mes kelbiam mūsų gyvenimą, džiaugsmą, pilnatvę, priteklių, sveikatą. Haleliuja. Jėzuje Kristuje. Mes laiminam viens kitą Jėzaus Kristaus vardu. Te kur žengs tavo koja, te viešpas atiduoda tau tą vietą. Te viešpatės kraujas būna ant tavęs. Te jo angelai apsupa tave ir saugo tave per visas tavo gyvenimo dienas. Haleliuja. Mes laiminam viens kitą iš kairės ir dešinės. Tavo vardu Jėzau. Haleliuja. Te būna palaiminta šitą dieną viešpatė. Ir mūsų bendrystė. Te būna geras kelias viešpatė, kurio šiandien važiuosim į susitikimą visi kartu Dieve. Trokštam tavęs viešpatė, tavo buvimo šventoji dvasia. Haleliuja. Ačiū tau viešpatė. Amen. Amen. Haleliuja.